Bemaž 3/4 teksto apie politiką Lietuvoje susijęs su rinkimais ir personalijomis. Kas kandidatuos, kokie tikėtini to ar kito politiko reitingai. Beje, dažniausiai žiauriai nepataiko netokie klausimų specai save paskelbė politologai kaip Jastramskis. Tiesą sakant, nepalyginamai svarbesnis dalykas, apie kurį Lietuvos žmonės turi neįtikimai mažai informacijos, yra tai, kokius klausimus tie politikai sprendžia bei kokios kompetencijos tam darbui reikalingos. Taip vertinant kandidatus naudos būtų nepalyginamai daugiau. Tik bėda, kad viešosios kalbos rodo, kad tokių žurnalistų ir politologų, kurie gebėtų adekvačiai vertinti politikų darbą, Lietuvoje aptikti praktiškai neįmanoma. Praėjusį ketvirtadienį pradėjau keletą įrašų apžvalgą apie šiuo metu ES svarstomus klausimus. Akstinas tam tinkamas. Metinė ES padėties apžvalga, kurią rugsėjo 13 dieną pateikė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ir ta kalba suteikia dar kartą galimybę stabtelėti ties didžiausio dėmesio sulaukiančiais klausimais, kuriuos ir analizuos politikai ateityje. Šios kadencijos ES vadovybė nuolat pabrėžia, kad du esminiai kokybiškai naujo ES vystymo modelio elementai yra skaitmeninių technologijų plėtra ir žaliasis kursas. Na ir jie beje dar turi daug panašių technologinių sąsajų. Šį kartą stabtelėsiu ties skaitmeninė ES vystymosi kryptimi, kitaip sakant, technologinėmis naujomis ir skaitmenizavimu, kuriems kalboje buvo skirta tikrai daug dėmesio ir problemomis, kurios šitam kontekste atsiranda. Neįmanoma nesutikti, kad 21 amžiuje tarptautiniam konkurencingumui išskirtinai svarbus naujovių diegimas, kūrimas ir gamyba. Nuo mikroelektronikos iki kvantinės kompiuterijos ir dirbtinio intelekto, nuo biotechnologijų iki švarių technologijų. Dar daugiau, ir tai nebuvo pamiršta paminėti kalboje, būtinybė išlaikyti Europos pranašumą svarbiausių ir naujų technologijų srityje yra ekonominio ir nacionalinio saugumo klausimas. Jau tampa akivaizdu, kad be visų privalumų ir iki šiol dar neregėtų galimybių, skaitmeninių technologijų plėtra taip pat kelia ir naujų labai rimtų rizikų ir net grėsmių. Tarkime, žymus dirbtinio intelekto kūrėjai, akademikai ir ekspertai neseniai netgi paskelbė laišką, kad dirbtinis intelektas kelia riziką žmonijos išnykimui, o tokios rizikos mažinimas turėtų būti pasaulinis prioritetas kartu su kitomis rizikomis, kaip pandemijos ar branduolinis karas. Šitą citatą beje savo kalboje panaudojo ir Ursula von der Leyen. Vis dėlto kalbos apie žmoniją užvaldančias mašinas bent jau kol kas skamba kaip fantastinis pasakojimas. Kur kas didesnį susirūpinimą kelia dirbtinio intelekto potencialas skatinti diskriminaciją, daryti įtaką rinkimams, kurti feikinius turinius ir panašius dalykus. Savo metinėme pranešime susirūpinimą tokio pobūdžio rizikomis ir grėsmėmis minėjo ir komisijos pirmininkė, pateikdama tam tikrą perspektyvą šito klausimo. Pavyzdžiui, ji pabrėžė, kad dirbtinis intelektas vystosi greičiau nei buvo prognozuojama, todėl būtina užtikrinti, kad jis vystytųsi orientuotai žmogų skaidriai atsakingai. O svarbiausia, kad dirbtinį intelektą reikia, taip vertinant, kontroliuoti globaliu mastu. Vienyti jėgas su partneriais būtina tam, kad galiausiai turėtume panašų supratimą apie dirbtinio intelekto poveikį visuomenėms. Pirmus žingsnius lig skaitmeninės erdvės reguliavimo ir jos keliamų rizikų valdymo pasaulyje žengia būtent Europos Sąjunga. Europa šiuo metu pirmauja valdydama skaitmeninės erdvės keliamas rizikas, tokias kaip dezinformacija, žalingo turinio skleidimas, pavojus duomenų privatumui ar dirbtinio intelekto keliami iššūkiai. Europos Sąjunga pasaulyje ir vertinama kaip skaitmeninių technologijų reguliavimo lyderė, ji priėmė ar ruošiasi priimti tokius plataus pobūdžio teisės aktus kaip skaitmeninių paslaugų aktas, skaitmeninių rinkų aktas ir dirbtinio intelekto aktas. Ir Europos sėkmė įgyvendinant šiuos aktus turės tikrai rimtą įtaką panašių taisyklių nustatymui likusiame pasaulyje. Kitaip tariant, Europos Sąjunga likusiam pasauliui rodo pavyzdį ir kuria precedentus visiškai naujoje skaitmeninių technologijų reguliavimo srityje. Kaip tai vyksta ir ką siekiama reguliuoti? Skaitmeninių paslaugų pakete, kuris sudaro 2 aktai, siekiama sukurti saugesnę skaitmeninę erdvę, kuria būtų apsaugotos ir pagrindinės vartotojų teisės, ir paslaugas teikiančių kompanijų interesai.
Tik suderinus šias dvi dažnokai viena su kita konfliktuojančias kryptis, netgi dažnai konfliktuojančias kryptis, realu skatinti inovacijas, augimą ir konkurencingumą tiek Europos bendroje rinkoje, tiek visam pasaulyje. Tuo tarpu dirbtinio intelekto aktu siekiama sukurti taisyklės, kurios padėtų spręsti su dirbtiniu intelektu susijusias problemas ir sumažinti jų keliamus pavojus. Na, bet grįžkime prie skaitmeninių paslaugų paketo. Skaitmeninių paslaugų aktas yra pasaulyje svarbiausias ir ambicingiausias vartotojų teisių ir skaitmeninės erdvės apsaugos nuo nelegalaus turinio dokumentas. Jis iš esmės skirtas tam, kad pagerinti turinio moderavimą socialinės žiniasklaidos platformose. Na, jūs kasdien matote, kokia ten beprotybė ir jau ten praktiškai nebėra ko eiti, nes tiesiog bepročių pulkeliai vaikšto. Pagal skaitmeninių paslaugų aktą daugeliu interneto milžinų, įskaitant Metai priklausančias Facebook ir Instagramos platformas, Apple Store ir keletą Google paslaugų, ES neseniai pradėtos taikyti naujos taisyklės. Jos apima ir žalingo turinio sklaidos prevenciją, nuostatas dėl prekybos nelegaliomis prekėmis ir paslaugomis, apribojimus jautrių asmens duomenų naudojimui ir reklamai, įskaitant lytį, rasę, religiją, reklamos pagristos nepilnamečių asmens duomenų naudojimų draudimą, prievolę dalytis kai kuriais vidiniais duomenimis su reguliavimo institucijomis ir panašiai. Kol kas šios taisyklės taikomos tik 19 didžiausių internetinių platformų, kurios sąjungoje turi daugiau nei 45 milijonus vartotojų, tačiau nuo kitų metų vasario vidurio jos bus taikomos ir kitoms internetinėms platformoms, jau nebetkreipiant dėmesio į dydį. Ir bet kuri kompanija, kuri pažeis šias taisyklės, gali tikėtis baudos, kurios dydis siekia iki 6% jos pasaulinės apyvartos, o nusižengus pakartotinai jų veikla Europoje gali būti visiškai uždrausta. Nenuostabu, kad kompanijoms nauja tvarka nepatinka. Elektroninės prekybos milžinė Amazon ir Vokietijos mados mažmeninės prekybos kompanija Zalando jau teisme užginčijo jų įtraukimą į didžiausių internetinių platformų sąrašą. Kadangi naujosios taisyklės veikia įprastus bendrovių verslo modelius, tai ateityje neabejotinai turėsime ir daugiau tokių ginčių. Tai yra visiškai akivaizdu. Kitas skaitmeninę erdvę reguliuojantis dokumentas – skaitmeninių rinkų aktas. Jame nustatytomis taisyklėmis siekiama skaitmeninio sektoriaus rinkų sąžiningo konkurencingo funkcionavimo. Pirmu atveju labiau akcentas į vartotojus, šiuo atveju į pačias įmonės. Galima sakyti, kad šis dokumentas iš esmės nutaikytas į vadinamo Big Tech monopolį. Kas tas Big Tech angliškai paprastai vadinamas gatekeeperiais, prieigos valdytojais išvertė lietuviškai. Pagal aktą tai didelės skaitmeninės platformos, kurios teikia paieškos sistemų ir pranešimų siuntimo paslaugas, valdo internetinės parduotuvės ir panašiai. Kitaip sakant, tai tam tikri monopolistai, kurie suteikia prieigą informaciją. Europos Sąjunga tokiamis Big Tech gatekeeperiais, tokiamis didelėmis kompanijomis laikomės bendrovės, kurios turi ne mažiau kaip 45 milijonus aktyvių mėnesinių vartotojų ir 100 000 metinių verslo vartotojų. O jų apyvarta per pastarosius 3 metų turėtų būti bent 7,5 milijardo eurų. Europos komisija gatekeeperiams taip pat gali priskirti platformas, kurios nebūtinai atitinka visus šitos kriterijus. Kai kuriais atvejais tiesiog gali monopolizuoti rinką kitais būdais. Rugsėjo pradžioje Europos komisija gatekeeperius Alphabet, holdingas, kuris jungia Google, YouTube ir panašiai, Amazon, Apple, Meta, Microsoft iš JAV ir ByteDance, čia TikTokas yra iš Kinijos. O kam to reikia, gali paklausti dažnas, kokia to nauda. Vartotojai galės rinktis daugiau ir geresnių paslaugų, turės daugiau galimybių panorėję pakeisti savo paslaugų tiekėją, turės tiesioginę prieigą prie paslaugų ir jiems bus užtikrinamos sąžiningesnės kainos. Tai yra, negalės gatekeeperis labai užriboti taisyklių, užstatyti tokių, kad jūs jau nuėjot ir išeiti negalite. Pavyzdžiui, gatekeeperiai negalės versti žmonių naudoti tik jų platformos ir produktus, jie turės leisti vartotojams duoti aiškų sutikimą, kad jų elgesys internete būtų stebimas reklamos tikslais, dėl ko vadinamajam Big Techui bus sunkiau rinkti asmeninius duomenis reklamai, stebint vartotojus internete. Gatekeeperiai taip pat neturės teisės teikti pirmenybę savo paslaugoms, o vartotojai turės galimybę pašalinti programas, kurios buvo automatiškai įkeltos į jų įrenginius. Skaitmeninių rinkų aktas taip pat numato sąveiką tarp
gatekeeperių paslaugų, pavyzdžiui, kad WhatsApp vartotojai galėtų siūsti savo pranešimus į kitas platformas, tarkim, į Signalą. Žinoma, žvelgiant iš gatekeeperių perspektyvos, naujosios taisyklės jiems tikrai nėra palankios. Nors jie išlaikys visas galimybės diegti inovacijas ir siūlyti naujas paslaugas, bet radikaliai sumažėja galimybių remtis nesąžiningomis praktikomis, kurios suteikia nepagrįstą pranašumą. Apskritai, Europinės antimonopolinės teisėsaugos institucijos su tokių kompanijų kaip Microsoft ar Google dominavimu rinkoje kovojo jau seniai. O skaitmeninių rinkų aktas žymi kokybiškai naują skaitmeninės erdvės reguliavimo etapą. Prisitaikyti prie naujų taisyklių gatekeeperiai turi jau iki kitų metų kovo. Kitaip sakant, gatekeeperių paskelbta kompanija, pakliuvusi į tą sąrašą, turi pusę metų surasti, kaip jos verslo modelis suderintas su tomis taisyklėmis. Na, kai kurios sako, kad spės dar iki šio termino visą tai. Pažeidus taisyklės numatyta iki 10% visos kompanijos pasaulinės metinės apyvartos arba iki 20% pakartotinų pažeidimų atvejais bauda, o jei gatekeeperiai taisyklės pažeidė sistemingai atlikus rinkos tyrimą, gali būti nustatytos ir papildomos priemonės. Na, tai iš tikrųjų automatiškai reiškia aukštesnį saugumo laipsnį vartotojams. Na ir žinoma, tai kelia aistras, kiekvienas reguliavimas gali daugeliam nepatikti. Reguliuoti didelius pinigus nėra paprasta, bet tikrai moki ir didelė ES rinka tai padaryti šansų. Na ir pabaigai grįždama prie to, nuo ko pradėjau savo įrašą, tik pasakysiu. Negaiškite laiko klausydami ir skaitydami politologų ir žurnalistų dažniausiai itin lėkštų personalinių tyrimų kabutėse. Jie neturi jokio ryšio dažniausiai su tikrovė ir jūsų gyvenimais. Tai yra pletkų mašinos. Gaila, bet tie žmonės, pasiskelbę net mokslininkais kartais, neturi gebėjimo arba sąžinės paaiškinti žmonėms dalykus, kurie išties svarbus tų žmonių gyvenimams. Ir tada jau rinkėjai neturi galimybės rinktis tų, kurie sugeba suvokti laiko dvasią ir jos iššūkius. Tad vėl ir vėl pasirenkami tie, kurie sapalioja niekus apie 3000 metų tradicijas, kurias bando taikyti šiems laikams. Ir tada vėl reikia verkti, kad ateina visokie gražuliai į Seimą. Tai tiesiog neklausykite nesąmonių. Aš čia pasižiūrėjau kelias savaitės lietuvišką spaudą, liūdesys. Sėkmės jums.